Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Kaip ir buvau žadėjęs lietuviškos muzikos laidoje, dabar kalbėsiuosi su elektroninės muzikos prodiuseriu Velinu. Gerą dieną. Labai malonu, Vydai. Labai malonu girdėti ir visų pirma norėjau paklausti, kurgi aš paskambinau, į kokį pasaulio kraštą. Pietų Velsas, Didžioji Britanija. Vau, iš tikrųjų puiku, smagu, toks iš tikrųjų pokalbis, vyks čia toks radio tiltas ir kiek jau Velinai metų esi ne Lietuvoje? Jau apie 15 metų aš jau kaip ne Lietuvoje. Tai čia darbuojasi tik su muzika, ar ta muzika labiau hobis? Šiuo metu darbuoju tik su muzika ir taip, didžioji dalis muzikos yra mano hobis. Visada ir buvo mano hobis, atvirai pasakęs. Kartais išeina kažką ir uždirbti iš tos muzikos, bet didžioji dalis vis tiek lieka hobis. Aha, tai turbūt, kad esi ne Lietuvoje ir kažkokiais kitais darbais, ar ne? Vis tiek užsiemi dar papildomai, ko gero, neužtenka tų pinigėlių iš tos muzikos. Šiuo metu tiesiog aš gal pasakyti, auginu vaiką ir užsiemu muziką, mano antroji pusė labiau dirba. Supratau. Tai dabar visų pirma aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip įvyko mūsų pažintis apskritai. Tai labai smagu, aš sulaukiau vieno, antro, trečio kūrinio į radio stoties Tavo balsas elektroninio pašto dėžutę. Ir perklausiau visas dainas, jau sakiau netgi eteryje, čia prieš tai anonsavęs mūsų pokalbį, nei vienos dainos iš tikrųjų neatmečiau. Ir visos būtent tavo dainos pateko į mūsų grojaraštį, tikrai tavo muzika sužavėjo mane. Ir aš visų pirma norėjau paklausti, o kaip atradai apskritai mūsų radio stotį? Nes mes šiandien 3 metai, kaip būtent grojam, esame eteryje. Tai aš labai paprastai, aš tiesiog ieškojau radio stočių, kurioms gal tiktų mano muzika ir patiktų. Ir tiesiog per Facebook platformą rašydamas paprasčiausiai radio stotis, radijas, lietuviškas radijas, visai netyčia atradau Tavo balsas ir tiesiog išsiunčiau, neatsimenu, ar iš pirmą išsiunčiau žinutę, ar e-mailą išsiunčiau, turbūt aš linką gal išsiunčiau YouTube'as ir... Taip. Kaip sakė, tiesiog užkabino, jums patiko ir mes, žodžiu, taip sukontaktavom labai neblogai. Tai puiku, iš tikrųjų, ir dabar visų pirma norėjau paklausti, o kaip tavo kelias prasidėjo, būtent kaip prodiuserio kelias, kaip apskritai su elektroninė muzika viskas prasidėjo? Kaip muzikos kelias mano iš tikrųjų ilgas, kad čia labai daug neįsiplės. Ta muzika mano gyvenime nuo vaikystės. Aš visada labiau buvau instrumentalistas ir gyvos muzikos atlikėjas. Buvau savarankiškas savo mokslis, iš pradžių išmokau groti keliais instrumentais, pianinas, akordeonas, gitara. Po to buvo galimybė iš 8 klasės man į 9 klasę stoti į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją. Aš kaip be muzikinio išsilavinimo, bet man pavyko. Aš įstojau į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, būdamas 15 metų. Prasimokiau 3 metus, 3 kursus iš 4 ir taip gavosi, kad nusprendžiau aš nebetęsti. Ir aš grįžau į gimnaziją, pasibaigiau 12 klasių, išsilaikiau egzaminus ir 20 metais, man atrodo, čia buvo, aš išvykau į Didžiąją Britaniją ir Didžioji Britanijai man... Kaip tik čia ir prasidėjo visas tas kelias su elektroninė muzika. Čia prasidėjo kitokios muzikos atradimas, kitokios muzikos skonio pojūtis, tiek iš draugų, tiek iš kolegų. Ir tiesiog aš pradėjau pažindyti su elektroninė muzika čionais. Ir paskutinius 7-8 metus aš tai darau. Aš kai išgirdau, aš netgi tau parašiau, atsimenu, man toks klausimas iš karto iškilo, aš tiesiog išgirdau kūrinį, 1, 2, 3 ir galvoju, vau. Na, iš tikrųjų, kaip profesionalu, kaip viskas nuostabu. Ir tavęs paklausiau, kieno yra vokalas, ir gal galėtum
plačiau papasakot apskritai apie šitą visą kūrybinį procesą, kaip viskas vyksta? Visų pirma, aš pasidarau muziką, aš kaip turiu tą mini studiją savo namuose, pasidarau muziką, viskas vyksta, tiek elektroninė muzika, tiek paprasta, viskas vyksta tuo pačiu principu, tu groji kažką, tiek kad kompiuteriu, kitas iki tau gal nereikia įgroti pianinu ar kažkuo, tu gali visą tai padaryti su pelyte, kaip sakant, nupiešti natas, bet visos natos, visi akordai, viskas lieka vis tiek tas pats. Tai aš pasidarau muziką, o po to pagal tą muziką, pagal tą melodiją, kurią aš sukūriau, aš ieškau vokalo. Kadangi man yra labai sunku susirasti vokalistų, žmonių, kurie norėtų kartu bendradarbiauti. Taip. Ir tokiu atveju aš renkuosi pirkti vokalus iš profesionalių atlikėjų, iš tam tikrų internetinių puslapių, kur viskas yra, tu sumoki pinigus ir tiesiog tavo tas vokalas lieka tau nebereikia jokių licenzijų mokėti ir tu jį gali naudoti tiesiog kur tu nori, tu jį ten gali naudoti ir tau nebereikia papildomų pinigų už tai mokėti. Dabar vėlgi, ar čia tas senai dalykas ar ne, bet nežinau tiksliai, ir noriu paklausti, kaip žinia, Rimanto irgi atsiuntė į dainą, bučiniais tave užklosiu, tai vadinasi kūrinys, kuris taip pat čia sėkmingai yra mėgstamas ir pageidavimas tavo balso klausytojų ir netgi yra mūsų top 20-tuke. Tai ar iš tikrųjų seniai jau pradėjai ir su Lietuvos atlikėjais irgi, kaip sakyt, dirbti? Taip, aš nuo pat pradžių, tarkim, tik atvažiavęs į Angliją po kelių metų muzikavimo ir susipažinimo su elektroninė muzika, su muzikos programomis, aš ieškojau ir esu padaręs tikrai keletą dainų su lietuvių atlikėjais. Taip įskaitant Rimantą, yra tokia Vita Grigė, Edenas, žinau, Vita Grigė irgi žinoma. Taip. Gesta yra vyrukas toksai irgi elektroninės muzikos kūrėjas. Gintaras Mockus, vienas, man atrodo, geriausių Lietuvos saksofonistų, mes esam padarę irgi vieną dainą, tai muzikinis takelis, jo saksofonas, mano muzika. Yra keletą dainų. Aha, tai jau net ne keletą, čia taip išvardinai. Tai sakyčiau netgi nemažai. Kas yra smagu, kaip pats apibūdintum lietuvišką muziką? Ar tobulėjam, kaip sakoma, ar tobulėja atlikėjai? Atlikėjai tobulėja, bet aš manau, labai daug vienodos muzikos Lietuvoje yra. Ir visos radijos groja tą pačią muziką ir aš labai džiugiuosi, kad atradau tavo balsas, nes tavo balsas tiesiog jūs įsileidžiat ir priimat kitokius atlikėjus, kitokios stiliaus muziką, kad mes ir nesam, tarkim, profesionalai, bet žmonės vis tiek klauso tos muzikos, jiems patinka svarbiausia ir tavo balsas leidžia mums tai padaryti, pasiekti kitus klausytojus tiesiog. Tai labai smagu, aš visada irgi noriu, turiu tokią mintį ir tas noras yra ir mūsų radijo stoties išsiskirti kažkuo iš kitų, nes, aš nieko blogo nenoriu sakyti, bet tikrai, kaip tu sakai, kitos radijo stotis groja tikrai tą vienodą muziką ir labai tuos atlikėjus pamėgia, pavyzdžiui, ten, nežinau kodėl, bet, tokius vestuvių muzikantus, galima sakyti netgi. Mes truputėlį kitą linkmę einam ir pavyzdžiui, ką dar įdomaus darom, tai grojame lietuvišką seną muziką, kuri buvo audio kasetėse. Aš net nežinau kodėl, bet kiti ėmė tiesiog tą muziką ir kažkur užmetė, pamiršo. Kodėl neprisiminti? Jeigu mes prisimenam 80-ųjų tuos visus hitus dažnai, ar ne, Modern Talking, Sabrina, tai kodėl neprisiminti ir tų atlikėjų, kurie kažkada irgi dainavo, kūrė, dabar gal atrodo truputėlį kartais ir jokingos tos dainos ir jiems patiems, kaip su jais pakalbu, bet aš manau ir tam pačiam atlikėjui smagu išgirsti savo tų senų laikų dainą. Taip. Esu irgi ant senos muzikos ir užaugęs ir aš tikrai klausau tos muzikos ir man
ir Višniauskas, ir Paškevičius, ir Gabalis. Čia yra, tarkim, mano muzika tikrai. Taip. Na, tai sakau, visada smagu ir prisiminti ir tuos senus atlikėjus, senas tas dainas iš senų laikų. Vat, ir smagu pagroti kažką tokio, vat, kaip tu sakai, gal ir išskirtinio, kodėlgi ne. Ir ko gero dabar būtų jau metas ir pristatyti tą mūsų taip jau apkalbėtą, bent jau mano ryte, čia ryto laidoje, naują kūrinį. Ir norėčiau, kad tu tiesiog pats papasakotum plačiau apie šitą dainą, kaip ten viskas įvyko su Dominyku Beliuku, ta nauja daina, kaip ten buvo įrašyta ir plačiau apie tai. Na tai pradėkim, kaip mes susipažinom. Kadangi pas mane važiuojant mašinoje aš visada klausau muzikos ir dažniausiai tai būna YouTube platforma ir tiesiog netikėtai išgirdau aš vieną jo kūrinių ir tiesiai šviesiai mane užkabino jo balso tembras, jo pačio kuriama muzika, melodijos, toks tiek paprasta muzika, tiek paprastas žmogus ir vėlgi mano iniciatyva, aš jam parašiau. Ir iš karto tiesiai prie reikalo, sakau, gal norėtum padaryti bendrą dainą. Dabar tiksliai nepamenu, prieš kiek laiko tai buvo, bet teko palaukti, man atrodo, gal net pusę metų, gal metus laiko, kol pribrendo laikas. Ir tiek jis laiko atrado, tiek aš atradau, susiderint laiką ir pradėti tą dainos vystymą. Tai aš padariau demo įrašą, išsiunčiau jam, jisai pagal save pasikoregavo, atsiuntė man atgal, aš pagal jo jau pakoreguotą visą struktūrą, vėlgi savais instrumentais, savais garsais užpildžiau, išsiunčiau vėl jam atgal, tada jis pradėjo rašyti žodžius, melodiją, atsiuntė man, viskas tiko ir jau vėl mano paskutinis darbas buvo galutinis suvedimą padaryti, tiek, kaip vadinasi, mixing mastering padaryti ir vėl išsiųsti jam atgal, viskas patiko ir tiesiog atėjo laikas išleisti tada. Taip, tai dabar gali pristatyti, koks tai kūrinys ir mes jo būtinai pasiklausysim. Tai kūrinys Tavim gyvenu. Žodžiai ir vokalas Dominykas Beliukas, muzika mūsų abiejų. Puiku. Tai yra šios savaitės taip pat viena iš tavo balso naujienų. Groju jau dabar, tuoj pat paspaudžiu mygtuką ir groju šį kūrinį. Labai noriu padėkoti tau, Velenai, už pokalbį ir palinkėti tau sėkmės ir kūryboje, ir asmeninėme gyvenime. Lauksim toliau tavo naujų dainų ir būtinai, aš manau, kaip ir prieš tai dainas grojo, taip ir toliau jas gros radijo stotis Tavo balsas. Ačiū tau už pokalbį, linkėjimai Dominykui. Ačiū Jums. Viso. Iki. Naujiena. Beribis pasaulis, kuriam man reikia tavęs. Noras manyje spindi akise, sunku suprasti, kai žodžiai spaudžia mane, laiko negana, tai ne pabaiga, aš paskęsiu ten, kur tavo naktis, tavo pasaulį, tavo akis kalba nepamatys. Vaizdas kaip migloje, apkabinta, jausmo negana, kartu pasileisti ten, kur kelio pradžia.
mane amžina. Aš paskęsiu ten, kur dantis, tavo pasaulį, tavo akis kalbų nepamatys, tau leis suprasti, mintyse aš tebegyvenu, dieną ir naktį, tavęs pamiršti aš jau nebegaliu, tavęs netekti. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.